buvo kalendorius. Stovi merga, laiko arklį už pavadėlės su jais. Arklys baltas, gražus arklys. Merga su šviesiu melsvu suknele. Tai man labai patiko tas kalendorius ir su tuo arkliu ir to lietuviška vėliava. Audė sako, tu nebijai. Sakau, tu sau neausk, o aš savo dalių išausiu lietuviškai. Audžius reikia sveikatos vis tiek ir rankų, ir pėtų saupa. O po veseiliai audėt kiek, ar jau po veseilius, kaip apsižaninot ir atekėjo, tai jau neaudėtų? Audė, tas atstovas dar dar kaimynkai, va, padėdinėjom. O Vilnių tai sesuoka buvo išvažiavusi ten darbų, šitas Kazakstanan, tai Vilniaus atsiuntė, tai va, kur su paklotė mažukai. Tai nedažytas, juoda avis buvo tokia, tai pasiuntė, kad rangėsi jau grįžti į Lietuvą, tai maišus tos Vilnos. Čia kas norėjo austi, ar košiulų viskų ir suveria jie ir viskų, tai jau tada parodo ir jau sėdži rauda ir jau kaip baigė vienas, tai tada prisriša tuos galus. Ir tada jau. Tai kitokios asnavaus būna, kitokie siūlai. Dveji treji meteliai, kai drobelį audžiau, užstojant ketvirtų dar ant vėlanėlio, užstojant ketvirtų dar ant vėlanėlio. Nu tai dar, teta, pirmiausia pasakykit, kokia jūs mergaucinė pavardė buvo? Tamulevičiūtė. O dar jau kokia? Cerebijienė. O vardas? Jaunė. Nu va, o tai kokian mes kaiman dar yra, kaip jis vadinas? Kaimas Marcinkonių, bet mūsų jau kampų vadina Naujalių. Aha, o tai jūs atekėjot in Marcinkonis, ar tai Gimus ir augus. Tai dar be jūs šeimos, ar raudė daugiau tik kokių moterų, gal ir vyrų buvo Marcinkonyse, kad jie jaudė? Vyrų tai nebuvo tokių, kad jie. Tai daugiau į Lietuvų vyrai šitas raštus rinko. Tik va, o seseras vyriausiaus Kestas, vidurinis. Bet Petrukas tai vyriausias, o Vincukas dar mano krikštų sūnus. Tai šitas, o tai Kestas. Tai jau aš kaip išeinu namo, o sesuo eina dairytis, gyvulių viskų, tai jis sustovų. Ir atsirinko, kad kur klaidų nepadarė. O kada jūs išmoko tau? Aš 6 klases baigiau ir šitas ant mamos sakiau, eisiu grybausiu, uogausiu. O tai ką baigėt 6 klases, tai tada ir išsimokino taus, ar dar anksčiau mėginot? Kaip užsimaniau, tai jį įstojau, aš užstojau, kaip jį kur išvažiuoja, ar nebūna, tai tada ateina jau tėta, tėčių namų. Sako, ale Marijos nėra, o pradėjo ir jį dirbs druskininką nuvažinėjo. Tai kaip išvažiuoja, tai aš tada apsidairau gyvulius, pas iš vaikus mokyklon išlaidžiu. Ir ateinu, sako, ale jūs nėra darbant, tai kasgi čia dar audžia, kad ateina, kad aš, sako, ir tu jau audžia. Sakau, kad mani neleido užstovų, sako, tu čia krapštysies. Tik marudžiai mame, tai kaip audži šitos džiuvinytus reikia lantą kilot, tai tada prisistato kilot lantos, o taip tai. O tai ku pirmiausia, ką paudėt, kokius divonus ar paklodės? Pirmiausia, mama maišus atmetė ir liepė suvert. Ir apsmaišus, maišų pradėjau tada. Labai mėgo taus, ar mylėjo taudzimų, ar tep savo, reikia tai raudzėt? Nu tai paskui tai
kur va tokių takai, kur kokį paklotį, kur kitokius raštas, tai aš ieškau raštų ir sesuo sugebėjo. Bet jūs pats ir susverdavot visą? O tai kas jūs išversi, mokė pats tep ir išmokot pats per savi, ar sesuva pamokino, ar mama? Tai šitas mama tokių paklotių neaudė į parastas keturnytės paklotės, o daugiausia atsivežė kuparai, tai buvo šitais pakuliniais. Paklodės tos. Paklotės austos tik 2 vilnonys. O savo veseiliai daug ko išsiaudėt, į kokių abrūsų, divonų, taigi reikėjo ir apdovanot visą jau, ką patekėjot. Abrūsus jau, tada tik tai liko čia, kur išsiaudžiau ant pagrabo. O čia išdovanojau. O tai kokius abrūsus daugiausia audėt? Audėm tai šitas visokius ir 8-nyčius, ir 10-nyčius vadinosi, ir keturnyčiai, tai jau tai prastausia glalu, ir su raštais. O kuo labiau mylėdavo tausia, ar kokius abrūsus, ar divonus, kas labiau patiko? Visokius, svarbu šviežų raštų. Ale taigi šitie, kas ir raštot, iš kur tų raštų šitie gaudavot? Aš mamai sakau, šeima, jūs dideliais išvažiavį ir viskų tai siūlų priperka ir dar šitom špalalim tūkstantiniai, tai drūtų sulantų netrūksta. Tai šitą, sakau, šaudėm pilnų velanų, o mami paklautė, ar lienka ar nelienka išdalinis. Sakau, daugiau taip nebus. Išsiausim ir turėsim. Tai jau paskui tiek jau mes atstatėm, jau mažiau davėm. O taip audžius reikia sveikatos vis tiek ir rankų, ir pėtų saupą. O po veseiliai audėt kiek, ar jau po veseilios, ką apsižaninot ir atekėjo, tai jau neaudėtų? Audė, tas atstovas dar ir dar kaimynkai va, padėdinėjom jin rankčių. Oi, čia paskui gita toks spekuliantė įsivažinėjai su siūlais su kaime, tai tyniausi, kad tau namuose pristato ir šilkur buvo Vilnos. O Vilnų tai sesuoka buvo išvažiavusi ten darbų, šitas Kazakstanan. Tai Vilnos atsiuntė, tai va, kur su paklotė mažukai, tai nedažytas, tai juoda avis buvo tokia, tai pasiuntė, kad rangės jau grįžti į Lietuvą, tai maišus tos Vilnos pasiuntė, tai kad buvo dar. O tai sesuo į Kazakstaną buvo išvežta, ar buvo patys išvažiavę? Patys išvažiavę, jie dar buvo įkeli. Žinai, pauruškiau, kolūkį nenorėjau. Niekas aištai, tai visi kažkur pakliuvo į glaudysį. O pravda, o kaip sako, dar vastovai, o tai iš kur stovus gavot, mamos, ar čia kur pirkot, pas kokį meistrų? Šitų namų man paliko stovus, buvo davus kitam, bet kaip šitas, jei norėjai, kad ir aš jau mišaus tau, tai šitas iššautė, tai liepė paimti iš tos moterės, iš Grigienį, bet jį tokių parinktų neaudika viena, tai šitas. O ant ko jūs mesdavo asnavų, taigi dar reikės nava pas Gatavys pirmiausia, tai? Lapiais vadino. O tai tas lapes iš zervynų turėjot, kur tokios buvo? Ne, ta padaryta, kiek anksčiau viskų iš audimo gyvenau, reikia ir šitas aprangts, ir paklautės, ir kokios nažutkos ar kas tai. Tai šitas šianais audė ir kožnom pirkiom buvo tos lapės prikaltos. O pravda, skietus pačios darydavot, ar kur jau pirkdavot, kur storadavis gausi iš kur? Skietus tai senoviniai, tai dar pas mane šitas yra ir tai struškiniai, tai buvo tokių, kas darė jau. O buvo Marcinkonyse, kas skietus darė šitus iš stručkų? Jau tai šitas gal ir buvo, bet reikia dar anam pirkios, tai pilnas kuparas pridėtas tų
stručinių. Jau gal su metaliniu paskui jam pabaigos audėt? Tuose geležiniuose audėm. Pirktuose jie labai buvo tankus ir dideli, tai prikirpau. O buvo kas Marcinkonyse, kokis maistra, kurių iš audyklas galėdavo padaryti? Nu tai, kad iš prie tau linkis, tai tepė, bet čia pas mus tai negirdėjau. O tai pravda dar sakėt, kad siūlus tai atveždavo špekuliantės. O kaip dar, kaip jų nebuvo, tai visiegi kokius linus galais augino? Kauno tai fabrikai. Iš Kauno veždavo? Kauno dar čia iš parajų mes grybavį, viskus susėdom, kad šitas ir pavalgyti. Radau paklydusių moteriškį ir neščia, ir su aparatu, ir tavo kaip aukšta įtampa, kur kitas aparatas pajungta elektros. Tai aš čia jūsų sakau, mašina jau čia buvo palikta be šitų aparatų elektros. O jį su bernaitis 6 metų, gal 20, tai einam, paskui sakau, tai einam, pavalgysim, grybus judėsim, tai sakau, pakriksim ir vaikai ir visur, kaip įvykį pradėjai sakys, tai sakau, vieni eisim vienu daiktu, kiti kur ir surasim tavo tų mašinų ir su vyru. Ir paskui dar bendravom su tai priuogaunam, tai jie atvažiuoja ir mane su uogom paima, nuveža Kaunan. Spekuliantėm parduodu pigiau, kad visas iš rozo paimt. Nu tai te. O tai paskui, kaip uogas parduoda, tai ir siūlus pirkdavot už tuos pinigus? O ir siūlus buvo šitas uokos apsirangimo. Pareina broliai iš kariuomenės, tai reikia broliai aprangti sapaus. Nu tai bet ale visiegi siūlus, kaip ir špekuliantės, kad atveždavo, taigi reikėdavo ir sumokėti, tai už kur tų pinigų, nu tai ar grybai, ar uogos jau galais būdavo? Grybai buvo jau ant duono. Grybus parduodas, vežė net Kaliningradą, buvo tokių žinomų. O uogos jau mes, o kad išeinam, mūsų ir vyrai mokėjo uogauti. O pravda dar kaip atsisėsdavo taus, ar būdavo, nu sakyva, kokia spalva, su katruoj nemylėjo taus? Va, nu tai va, tokia geltona, tai tokia spalva, tai man patiko, nu, ant juodo ir ant balto. Ir tikau, tos ana, kur šalantu, tai lietuviškai dar sesuo sako, dar tu nesbijai austi lietuviškų, o man, kad nuveidžiau, buvo sūnus apsižanino jau visas vienas, ir iškriko, liko tik viena. Vyras ateini, tai visų pirkiu tau šieną. Tai tik ateini pas jų mėsi juos. Tai paskui jau aš pas jų ateinu, tai padedu šmazgaut pazlagošiai. O kaip tas spalvas susidarydavot, visiegi reikėdavo parinksgi, kad ir gražiai atrodyts ir visa? Nu tai sutaikai, tai sakau, buvo kalendorius. Stovi merga, laikau arklį už pavadėlis su jais, arklys baltas, gražus arklys, merga su šviesiu melsvu suknelė. Tai man labai patiko tas kalendorius ir su tuo arkliu ir to lietuviška vėliava. Tai iš vaikystės man krito. O tai sako, tu nesbijai. Sakau, tu sau neausk, o aš savo dalių išausiu lietuviškai. Nu ir gerai, ir išsiaudėt, ir nieko nepasidarė. Ir nieko nepasidarė, o tai. O gal dar anksčiau jaunystėn audėt sijonus? Sijonus audėti šitos tik bovelninius ir vilnonius. O anksčiau, kur moterus, tai audė ir šitos sijonus parinktinius ir su raštais visokius. O jūs, kaip audėt sijonus, gali pamėcinat, kokius spalvu ataudėt? Daugiausia audė bordo spalvu. Bet tai jau vilnonius? Vilnonius ir
o buvo tų kamelių pirkt. Tai tada pirkau tų kamelių ir tuos kamelinius suknelas audė. Tai tos būna gražus, lengvos. Bet tai jau gal kaip jau šilkas jau skaitės? Buvom mes prie lietuviškos vėliavos, ne visus, tik tai buvo palikta iš vieno šono 3 ir iš kito geltona, žalia ir raudona vėliava. Nu ir kas jau ėjo prie kaltorėlių, tai nešė tų vėliavų lietuviškų. O apsivilkus buvau toj ant darauko vilnonių. Toro. Sakau, šiltas, sako, ką nori, tu nesušustai. Dėdas eidamas. Sako, moteriaus anksčiau kasdien nešojau tuos ant daraukus ir nesušusto. O jau tu sako, kad atėjai bažnyčiom pabūt pas vėliavų, tai jau dar tu sušusi, kol pareisi namo. O tai o kvartukus irgi išsiausdavot pačios, ar jau kur pirkdavot, ieškodavot? Mano buvo šitas medžiaginis baltas, tik su karunkom. Tai dar sūneino žmonai palikau savo jau tų ausių marcai atdaviau, buvau prisirinkus, tai audė. O aš žiūrėjau, kad mano anūkiai nelabai linkus. Iš to mažukiai tai bus kaip spirginys. Pravda vis tiek dar divonus kap klojėdavo, taigi seniau kiekvienų dienų, o jie kapinsi purvina, tai ar juos plaudavot kap nori, ar ne? Nu tai šitas plojim. Bet tai spalvos nenuveidavo, vis tiek sako, kad nušuntat į paskui. Kad anksčiau tai davė žydaukos dažį. Tai gal su kokiom prietaisais, tai nesuto, o tėva, kaip ne, indėdžiai nieko, tai apdažau dar, siaudžiau, pirktą toj vilną. Šitą, kaip fabrikuose prisuogė tos vilnos, tai paskui būna tokių švederius mesgi mištukų natų ir viskų dar žalės ir dar šitas natų ir vyram švederai buvo mėgsti rankom ir savo, kur kokį raštų uždabojų, taigi turi prisistatyti. Jis mėgs. O tai vis tiek, pavyzdžiui, pačios nedažydavo, tik tai žydaukos dažė? Seniau moteros tai davė žydaukom, o dar pačios dažėm. O kaip dažydavo, su kokiom žolėm ar su kvorbu kokiu? Su žolėm. O su kokiom žolėm ir kaip dažydavo? Lininius siūlus tai šitas dažėm. Nedėdžiu druskos, nedėdžiu kokių aliejų ar riebulų, kad jau nešust. O pravda nedarydavo moteriškės, ko negirdėjot, jei, sakykim, audžia ir labai siūlai pradedat įtrukinėti, ar tik kokių nesmilkydavo į stovų, ar tik ap neužkalbėdavo, ar nebūdavo tep? Būdavo, kad jie aš nežinau, mama vis sakė, tik kaiminka, kad ateina, tai sako, jei į pas divis. Čia būna iš prigimties, sako šitą atai, oi kumula, kokie tavo vištukai gražus. Ir tėvai nieko kabišai, tai tie vištukai, kai pradėjai kakautis, tai pas mašai. O tai būdavo taip, kad ir pasakydavo ant audzimo ir paskui neišeina austi, ar? Būna, kad šitas buvo tokie, tai neišeina vienas gabesnis būna žmogus, kitas negabesnis, tai šitą kabaudė, tai mama tai viena, tai tokia kabaudė, tai šitą sako, kumula, tai jį krikščionus seserį. O kadu seniau, kadu pradėdavo tauti, jau kadu stovus insineždavot pirkion? Nu tai kitos katros audžia, tai dar tu ir Grigienį sako, tai tu nuveini, dar prisuogauni, prisgrybauni, o aš ne tai
pas jų žiemą vasarą stovai. O jūs kada insineždavot? Kaip jau pradėti aušti, tai šitas kaip nebaigė tai. Ir ilgiau būna tai stovai, bet kam nenori, kad būtų anksčimetį. Nu, bet tai vis tiek jau matomai storavydavotės iki darbų, iki bulbių, kokių sodzinimo jau baigti visą? Stengiamės, kad išsiaustus ir išsimetus, žinai. O nesjuokdavo jau tai viena iš kitos, kad va ir per vasarų stovai stovi? Ne, katrau, sakau, kaip jį sako, tai tu nuveini ir uogauti, o jį buvo žemauka nakių. Tai jį grybų nematė ir viską, o aš nueinu ir grybų parsinešu ir raistą nuogų parsinešu, apie tai ir raistai, ir miškai visur. O seniau planelius iš kur gaudavot? Nu tai vienos, nu kitos, tai į kur gauna, tai patinka, tai į šiaudę jau mes planelį pasidarom iš žiaus, kitos, katros gabesnės, tai iš paklotės pasidaro planelius. O jūs planelį darydavotės ir iš planelio verdavot, ar jau iš divono pasimat? Ne, iš planai buvo. Dar tokius audėm 8 o pakojus, tai reikia su skaičium. Pirmas, antras, visus mano tuos planus pasiskolina, tai tau atneša, tai dar neša. Nu tai būna visko. O per tuos visus metus, kol audėt, neatsirado jokio žmogaus, kad rast ateit ir sakyt, teta, išmokyk mane austi, aš irgi noriu. Čia kas norėjo austi, ar košiūlų viskų ir suverajai ir viskų, tai jau jį tada parodo ir jau šeidži rauda ir jau kaip baigė vienus, tai tada prisiriša tuos galus ir tada jau. Nu tai tada lengviau. Kitokios asnavaus būna, kitokie šiūlai. Gal atsimenat, kiek metų praaudėt? Ar seniai baigėt austi? Tai aš, kaip apsižaninau, tai dar ilgai, tai va gal 3 metai, kaip neinu stovų. Oho, o tai kiek dar jų metų? 89 suvei. O, nu tai ilgai labai audėt. O daugiausia ausdavot vakarais ar ir dienų kaip kad? Tai ir dienų audėm, o vakarais audėm. O kas jums lantelai kilodavo, ką parinkcinius ausdavot? Viena, kaip lienku, tai ir viena, tai šitas audžiu, tai labai marūna sunku atsikelti, pakištų lantų, ištrauk ir vėl, tai o kas tik lietkutie taudė ir vėl, tai tik tai kelkis, tai stokis, tai kelkis. O teta, jūs kelintų gimimo? 36. O kokį mėnesį ir katrų dieną? Kovo 3. Oi, tai jau babalius. Nu, tai va, jau einėjim pabaigų. Dar sakiau, kad nors 90 sulauktau, tai dar. Gėlalas, rūtelis, lankėmės jumi žamai ir dėkavojam labai už tai, kad padabojot šitų mūsų filmų. Jei norit patys pirmi pamatys mūsų visus naujus filmus, katruos dar išlaisim, nu tai jau nepamirškit užsiprenumeruot YouTube kanalų Pareidzimai. Ir tik nepamirškit sekt Pareidzimų Instagraman ir Facebookan. Mes keliam visas savo naujienas. Ir fotografijas, ir aplink filmus, ir kų jau nudirbom, ir kų prisdirbom, ir tų, kų dar ruošiamės daryti. Jūs parama mūsų darbam labai reikalinga. Tai norim padėkavot kožnam, katrie jau prisidėjo, ir labai kviečiam visus, katrie džiaugias mūsų filmais ir visais kitais darbais, parems mūsų veiklas. Kaip nesunkiai šitą sekas padaryti, rasit informacijų žemiau.